Taigi, sveiki visi, su jumis sveikinuosi aš Tadas ir, sveiki atvykę į Dead Island Epidemic antrąjį epizodą. Pirmą epizodą galite pažiūrėti štai čia, o mes dabar šokame į žaidimą, aišku. Taigi, iššokame į žaidimą ir štai visi esame susijungę jau. Ir dabar liko laiko klausimas, kada mus leis keliauti. Va, jau sistema rašo, kad liko 10 sekundžių. 5 sekundės, 4, 3, 2, 1, gerai. Va, mus išleido kovoti, tai va. Infection level yra 2. Kad čia dar, jo. O, what the... Wow, ai, čia jau lenda jie. Iššaunam tada savo stuną. Kertam. O, jau kiek daug zombių, kai matot, Infection level 2 tai jau yra, jau next level stuff, bet yra ir trečias ir, man rodos, ir netgi ketvirtas Infection levelis, tai ten gauna iš tikrųjų daugiau visokiausių bonusų, bet ir... Biški sunku kalbėt. Gauni daugiau visokiausių bonusų, bet be abejo yra žymiai sunkiau viską. Vis toks mes zombių daugiau bėga, sunkesni bossai ir taip toliau ir panašiai. Jo, bet aišku, už visus tos sunkumus gauni ir geresnius atlygius, tai jo. Lama, reikia tą tvorą iškirsti. 700, 600, 400, 300, na va, ir iškirtom barikadas, tada sumušam šios zombius. Toksme, jie nebūtinai sukirs, bet tiesiog, kad greičiau mums visi statai kiltų ir leveliai, na, tiesiog pribaigsim juos. Come on. Ir taip, bet dar be abejo, čia yra bossas. Jo, bossą aš nunaikinau, nuvagiau nuo čiuo. Jo, gerai, užtenka čia muštis, iš tikrųjų, tai niekam nepadeda, tai jo, dar su speisu galite pašokti. Ir taip, skipint, jumpint. Bet aišku, tas pašokimas turi savo timerį tokį. Press X to capture. Capture, vėliavą pamasuojam. Ar capture aš vis dėlto. Ir va, event initiated, tai jo. Įvykis prasideda ir jo, va, blemba, vos ant manęs jau neužšoko vienas. Jo, okei. Baba, tiko. Ir tu ateik čia, nice. Pašokam čia padėti savo draugui. Iškardam draugo, taip, padedam draugui savo, o kas čia do dūmai. O, šit, gerai. Šie zombiai iškristi jau. Tai liko iš tikrųjų, Alt Q. Fuck, Gerai, iškardam šios. O, blemba, kažkoks su efektu šitas buvo, blemba, vat, žalias dūmas. Okei. Kur zombiai liko? Zombiai, va, čia atkeliauja zombiai ir už manęs yra zombių. O, štai yra kažkoks bossas tikriausiai, tai jo, mes jį kuo greičiau pasistengiam išeliminuoti. O, shit, draugą mūsų traukė, kažkoks kaip blemba, kaip voras koks. Tai uždarom tą žinutę, okei. Čia, aišku, paspaudę dabar galim pažiūrėti kaip levelis, mūsų kiek zombių kas esą nukirtę, tai va, aš pirmauju iš tikrųjų ir va, laikas medaliams gauti, jo. Per 12 minučių viską būtų atlikti ir man puiku, ir žaidimui puiku. 12 minučių video yra kaip tik taip, tiesiog aukso viduriukas ir taip levelį pasikeliam dar kartą. Dabar turim šitokį, va, vištos krenta žemyn ir visiems per galvą daužo ir pešioja tiesiog oda tampo gnaipsto, tai jo, gana nealtai ultimate'as iš tikrųjų, tai jo, va, dar vieną bossą iškirtom. Čia, va, jau ir tas levelis iš tikrųjų jaučiasi, jau taip keli hitai ir nebėra. O, blemba. Okei, visus su E-skillu galima, aišku, visus taip iš šonus išnešioti. Aišku, čia yra nelabai man šitas dalykas padeda, nes aš esu kaip ir range fighteris. Tai jo, man jisai padeda, nes va, visus iš šoną išmeta, bet jeigu tas mano teammate'as užmeta tos dūmus, kai pastoviai daro damage, tai iš tikrųjų nėra pat geriausias dalykas, nes skaityk iš jo atemų tas zombius, tai jo. Man gerai, jam blogai. Jo, dabar jeigu tiksliai atsimenu, neatsimenu. Su C raide, taip, su C raide galima pasikeisti ginklą ir aš jau arba turiu, arba čia yra default toksai toks ginklas. Jo, su jo, aišku, kaip matot, didelis žiauriai damage'as yra. Bet, aišku, iš tolo ir, aišku, lėčiau, bet tai daugiau damage'ų galia yra didesnė. Zombiai. Eik iš čia.
tave iškartam. Taip. Fuck. I wanna fuck on the table. O, va ir tas bossas Elite Ram. Šį nupūsiu tolyn, tada kiūraidė, opa, greitai užstuninam, greitai, o, blemba. Jis mane gaudo, pašokam toliau. Nukirtom jį ir aš vis dar laimiu pagal kilus, tai jo, yra viskas labai šaunu. Jo, tada tęsim čia eiti ir vėl zombiai vėl prasideda. Taip, kertam jos iš čia. Dink ne vaizdą. Išvaisinau skilą vieną. O, gerai, čia vienas toks mini bossas yra. Jis kažkokius nesąmonės mėto, kurie turbūt mus silencina ar kažkas tokio. Taigi padedam savo draugui mušti šitą barikadą ir taip, kaip matote, tuo pačiu metu gavome achievementą, kad 1000 zombių nukirtom ir per tą checkpointą pasiekėm per 5 minutės. Tai epizodas beveik pusėjo, jeigu, aišku, aukso medalių jį išpildysime, tai epizodas mūsų beveik pusėjo. Gerai, capturinam flagą tada, vėl pamosuojam vėliavą. Jo, pamasikavom vėliavą ir dabar vėl tikriausiai eis visi veivai ir blemba. Ir prasidės didelė virtinė zombių. O, taip. Šitą žaidimą galima, aišku, žaisti ir kooperatyvę, tai yra susijungti kartu su draugais ir jį kartu pažaisti, bet aš kadangi neturiu draugų, tai žaidžiu į vienas ir blemba, ant mane čia biškai per daug zombių, manau. Ir 2 bossai tokie mini, net ne bossai, aš nepavadinčiau jūs bossai, jie tiesiog stipresni mobai yra. Jo, kaip ir šitas, o tiesiog jis yra stipresnis mobas. Taip, man patinka, one-shotinu visus. Jo, ir dar, aišku, į komentarus parašykite, ar jūs norite pamatyti daugiau šio žaidimo epizodų. Tai, jo, būtų labai malonu sužinoti, nes aš nežinau, ar tęsite, ar jums įdomu, ar jums neįdomu. Tai, jo, komentaruose būtų malonu, jeigu praneštumėte, tai štai vėl vienas stipresnių mobų tokių paskėlio levelį. O, blemba, jie po du, šokam tolyn. O, šitokį, okei. Tai, jo, dar, aišku, būtų malonu, kad komentaruose parašytume, ką, aišku, norėtumėt pamatyti, ką išfilmuoju, žaidžiu ir taip toliau, aišku. Jo, pasigilinam truputį, jo. Gerai. Dar šokam čia ir žiūrim, aišku, mano vėl tas šuoliukas atsikrautinė. Seniau, iš tikrųjų, kai žaidžiau seniau į to dalyko nebūdavo, galėdavau iššokinėt, man rodos, daug daugiau kartų. Na, toks nebūdavo to tokio dalgėjo, tipo, turi palaukti truputį, kad vėl galėtum šokti. Kai vėl atsirado tas ratelis toks ir tiesiog tu turi laukti, kad vėl galėtum pašokti. Jo, šitą šūdą šaunam, iki Q raidės, kilas tai yra, joks ne šūdelis. Jo, ir ką jis mums duoda, tai jisai stunina priešą ir eina per 2 enemies, man rodos. Jei neklystu, reiktų pasiskaityti, bet nelaikas. Jo, vis dar pirmauju pagal zombius nužudytus, tai manau yra teigiamas dalykas mums. Ir, viskas kol kas puikiai sekasi. Galime pasižiūrėti dešiniam kampe, kiek laiko iš tikrųjų einame šį žaidimą. Ir tai yra šį horde modą. Taip, tai vadinasi horde modu. Dar ką pamiršau pridurti, kad šitam žaidime yra toks modas kaip Scavengers modas. Tai tipo, eini prieš kitus PvP žaidėjus. Na, toks player versus player ir na, tiesiog ten šaudais, gaudais, žudais, tiesiog. Toks kaip PvP modas. Na, draugas žaidės, sakė, yra be galo sunku, nes ten prisirinko tokių skilled žaidėjų labai ir tiesiog jie ten turi labai gerus charakterius, kurie kainuoja, vieni kainuoja daug žaidimo pinigų, kiti nusipirko juos už realius pinigus, tai jo. Aišku, tie charakteriai, kurie pirkti už realius pinigus, yra žymiai stipresni ir galingesni, aišku, PvP modui. Visi iš tikrųjų, kiek žinau, tie jau geresni charakteriai yra labiau ten Scavenger modui, tai jo. Geriausiai yra šitos horde modus eiti su šitais defaultais, kompaktiškais charakteriais, kad tiesiog turi tokius masiškus skills. O, va mūsų ir bossas. O, šitais po 2 žmonės iškart traukia. Blemba, tokio dar neteko apturėti. O, ne, tą skillą panaudojau. Gerai, šaudom. O, wow, po 3 netgi gali pagriebti. Jo, yra iš tikrųjų nelabai malonus dalykėlis šitas busiukas. Iššaunam jums stuną, aišku, jis turi imunitetą tam,
Ir bėga, jau bėga bailys. Jo, aišku, čia jo tas bėgimas tiesiog yra toks kaip, bait. Na, ir ar pavyks mum jį pavogt? Gerai, ne, aš čia užmušiau, na, nesvarbu. Gerai, taigi tęsime savo kelionę šitam horde mode, šitam chapterį, šitam mieste. Dievo pamirštame zombių apokalipsėje. Valiama, 143 netgi. Jo, ir štai tas mūsų bossas. Jo, jis iš tikrųjų yra sunkus. Taip, jis pradeda mėtyti visokius tos, kaip matot, va tos fioletinius tokius dalykėlius ir metam savo tada tokius kaip jūros tos paukščius. Ir va, ir dar zombį aplink einam padėti savo draugui, nes jam čia tikrai nekaip sekasi. Ai, ne, jis tiesiog visus vilios. Jo, aišku, tęsime prie boso ir va, jis mėta tuos, į juos įlipus mums tikrai ne kažkas būna, nes didelis damage'as ir labai greitai. Jo, išsikartam zombius šalia manęs, pakartam tokį greituką į jį, gerai. Atsargiai, tadai, kaip matot, jam HP juda taip baisiai lėtai, kad wow, tiesiog wow. Jo, kol kas viskas gerai, mūsų draugams gyvybės lyg ir wow, stabiliai, stovi, tai jo. O, blemba. Prasti reikalai, draugai. Jo, pagaliau, come on, nušaunam. Tai aišku, baisi malonu. Wow, stunina mane. Oh, shit. Užverbavo. Blemba, vėl tai panaudojau skiną. Gerai, šis pasieks taip. Sukartam jį. Gerai, visų gyvybės kol kas laikosi stabiliai, iš tikrųjų tai yra vienas sunkesnių bossų šitam infection lygiai. Nes, na, iš tikrųjų, jeigu ne pražioplinsi ir va tai va kaip va tas charakteris, mano komandos draugas užlipsi, taip ant to, tam pastovės nesvarbu, kelių sekundžių užtenka ir to jau pusė gyvybės lygiai nebuvo jų ten. Jo, 20 sekundžių liko, wow, kiek daug zombių aplinkui ateina. Vėl stunins mus, išsikartam kuo daugiau zombių aplink save. Auč, skauda, labai skauda. Ir manau, nespėsim pasiekti auksinio medalį šito boso perėti auksinio, nespėsim medalį. Na, bet aišku, gerai, wow, matot, koks didelis. Auč, aš mirau. Kaip matot, jo, iš tikrųjų yra sunkus bosas labai. Ir taip geriausiai būtų, kad dabar mane prikeltų be abejo, nes kitaip aš tęs žaidimą kol kas negaliu. Nei mane bando, nebando manęs nieks prikelt, o gal ir bando. Ne, jo, visi tiesiog miršta. Jo, galima į chatą ir parašyti just hi guys. It'll be faster, iš tikrųjų. Taip, jis vienas lyg ir toksai kaprizingas žmogus, vis tiesiog nenori pasiduoti. Va, jis jau pasiduoda ir iš tikrųjų dėl ko yra geriau mirti, tai kai visa komanda miršta, mes vėl visi per naują prisikeliam ir tam bossui, va, triburniui kažkokiam labai kraupiai moteriškai ir kažkuom vis nelaiminga. Tai jo, mes prisikeliam tiesiog ir einam ją toliau kapot. O kaip matot, va, iššokam atgal tiesiog, paleidžiam savo paukštelius. Jo, tai jau per šį kartą, tai ji tikrai mirs, jau nebegali, jinai jau nebegali ilgiau apsistoti čia pas mus. Ok, wow, stunas, negerai. Jo, tada spiriamės visus nuo manęs, aišku, visus beveik nužudom. Auč, nepastebėjau, kad degų nepastebėjau. Ir dabar visi zombiai mums daro didžiulį įtaką. Fuck. Ok. What? Ką jinai mane šaudo? I need help. Oh my god. Bandageai. Miriau. Nesėkmingas labai čiatras, aš jums, sakau, tai yra labai sunkus tas modas Infection level 2 atrodo, tik tai Infection level 2, o jau yra tai baisiai sunku. Tai va, mane pagydė, ačiū Dievui, yra bent jau vienas žmogus, kuriam rūpi. Vėl leidžia va tos nesąmonės, ir kirs greičiau, blemba, šlikštynė. Žiūrėjau, jis vis labai nusteikęs į tadą. Šaudo į mane kažkokias nesąmonės. Wow.
Ei, jau atsibodo, tikrai. Laikas tau jau iškeliauti. Auč, bandage. Ja, bandage yra... What? Kur šio tiek įkirto? What the fuck? Gerai, hylinamės. Spyriamės visus nuo savęs, kol sunės bus. Vis tiek nenuspyriau visų. Ja, gerai, šaudom. Lemba, kaip sudėtinga čia vis dėlto yra. Gerai. Hylinamės. Auč! Lemba, viskas, reikia pribaiginėt. Šokam. Shit, ir vėl miriau. Jam tiek nedaug gyvybių. Jo, šitas modas, irgi jos gyvybės, tas moteriškės, piktos moteriškės gyvybės. Kiek jų iš tikrųjų yra nedaug, tai leidžiam vėl visus savo tos bonusus ir viską, jau tikrai, jau šį kartą jau jai tiesiog, jau nebėra šansų išgyventi. Tiesiog dedu visą savo damage į ją ir, na, tiesiog, jai vis tiek jau į galas yra. Ir tada leidžiam šitą iš karto. Viskas, raminkis, viso. Ir aš kaip tik nukirtau ją ir, blema, mane aplenkė netgi 2 žmonės, taigi baigiau 3 pagal savo fragus ir mes pasiėmėme silver medalį su savimi ir iškeliavom iš